Sveiki! Daugelis šiuolaikinių žmonių susiduria su netaisyklinga laikysena. Ir turbūt labiausiai paplitusi yra vadinamoji krūtininė kifozė, kai susiformuoja kuprelė. Dabar yra labai mažas fizinis aktyvumas, daugelis dirba sėdimą darbą. Taigi gaunasi, kad vieni raumenys sutrumpėja, įsitempia, o kiti nusilpsta. Gaunasi raumenų disbalansas. Taigi kviečiu šiandien kartu su manimi padaryti korekcinius pratimus krūtininiai ir kakliniai kifozijai. Pėdos klubų plotį, suspaudžiame kumščius ir atliksime kaklo pasukimus į vieną pusę 10 ratų ir paskui į kitą. Ratai kuo didesnė amplitudė. Pabandom. Kaklas žemyn, sukame ratą kuo didesnį. 1, 2, 3, dideli ratai žemyn, galva 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Sukame į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir paskutinis 10. Dabar atliksime galvos įtraukimus. Dedame pirštą ties smakru ir įtraukiame galvą. Įtraukiame. Gerai, atliksime 10 kartų. Pabandome. Dedame pirštą ties smakru ir įtraukiame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kartosime antrą seriją ir laikome kitą pirštą ties smakru ir pakartojame antrą seriją to pačio pratimo. Ir įtraukiame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, dabar šiek tiek pritupėme. Atliksime vidurinės nugaros dalies stiprinimo pratimus. Rankas laikome ties ausimis iškeltas. Sėdime, įsivaizduojame, kad atsisėdame ant kėdės. Ne kažkaip šitaip, sėdame ant kėdės. Rankos, kaip minėjau, ties ausimis. Ir atliekame užkryžiavimą už nugaros. Ir sukryžiuojame rankas ties kaklu. Ir atliekam tokius mostus. Atliekam 10. Gerai, skaičiuojam 2, 3, 4, rankos kūkščiau, 5, 6, 7, 8, 9, paskutinis 10.
atsikvėpiam kelias sekundės ir kartosim antrą seriją. Vėl pritūpiam, sėdam ant nematomos kėdės, rankos ties ausimis ir atliekame už nugaros sukryžiavimą viršuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpiam. Gerai, antras pratimas bus irgi iš tos pačios padėties. Tik mes dabar rankas laikome šitaip. Dabar suspaudžiame kumščius ir pabandome glausti mentis. Rankų judesys labai minimalus, tik tais glaudžiame mentis. Įsivaizduojame, kad jos susiglaudžia, atsipalaiduoja. Ir atliekam 10 pakartojimų. Žvilgsnis į apačią, kilimėlį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpiam kelias sekundės, kartosime antrą seriją. Taip. Pritūpiame. Ir 1, 2, glaudžiame mentis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atsikvėpiame, dabar gulsime ant kilimėlio, ant pilvo ir dilbius, rankas padedame priešais save. Taip, pėdos atpalaiduotos, gulime ir mes dabar atliksime rankos kėlimą ir sukamės iš krūtinės. Dilbį ir atitraukiame. Sukamės iš krūtinės. Dubuo prispaustas, nejuda, tik tais ranka. 1, atliekame 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parodau antrą pratimą. Atliekame mostą. Ištiesta ranka. Mostas. Dubuo prispaustas. Ir atliekame 10. 1. Mostas. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, atsikvėpiam, pasiliekam ant pilvo ir atliksime vidurinės nugaros dalies stiprinimo pratimus. Dabar rankos keliamos į viršų ir jas kryžiuojam ties viršumi, ties apačia. Gerai, pasiruošiam ir atliksim 10. 1, kryžiuojam 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atsigulus ant pilvo šitas yra sunkesnis negu pritūpus, bet gerai, mūsų raumenim tarpumenčio reikia stiprėti. Gerai, atsikvėpėm, pakartosim antrą seriją, šio pratimo paskutinę. Rankos ištiestos ir kryžiuojam ties viršumi, plaštaką sukryžiuojam ties apačia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsipalaiduojam. Jeigu kažkam jaučiasi, kad įsitempia apatinė nugaros dalis, pratimus šiuos darant, įtempkite sėdmenis. Gulint ant pilvo, įtempus sėdmenis, nusikrauna apkrova nugarai ir tada kažkokių nemalonių pojūčių būti neturėtų. Bet jeigu jeigu jaučiate apkrovą ties juosmeniu, vis tiek tai toks ženklas, kad sėdmenis ir pilvo raumenyną reiktų pastiprinti. Tai va, jeigu kažkokių kyla klausimų, neaiškumų, drąsiai man rašykit, klauskit, sakykit, kad to pratimo metu ten jaučiu tą. Tikrai pakomentuosiu apie pratimo taisyklingą padėtį. Tai va, nebijokit ir drąsiai rašykit, jeigu kyla klausimų. Gerai, dabar mes dar vieną pratimą padarysim atsigulus ant pilvo. Kryžiuojam rankas, žvilgsnis į kilimėlį ir atliksim menčių suglaudimus. Rankos į viršų, į apačią. 10 pakartojimų. 1, 2, suglaudžia mentis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpiam kelias sekundės, atliksim antrą seriją. Ir kryžiuojam rankas. Atliekam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpiam, išsitempiam, atsipalaiduojam, ištempiam raumenukus, giliai pakvėpuojam. Padėtis ant kelio. Suimame rankas ir dedame ties pakaušiu. Alkūnėmis remiamės ir dabar kelsime alkūnę, žiūrėsime lubas. Su viena ranka kartosime su kita pakaitomis. Atliekame 10 pakelimų alkūnių. Keliam 1, įkvėpiame, iškvėpimas keliam. Įkvėpiame orą, iškvėpiam. 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10. Atsikvėpėme ir kartosime antrą seriją. Kelias sekundės, laisvesnis kvėpavimas. Įkvėpėme orą visada lengvesnėje pratimo padėtyje, sunkesnėje iškvėpėme. Tai dabar kartojame antrą seriją, rankos ties pakaušiu, alkūnėmis remiamės, keliame alkūnės į viršų, dubens nesukame, dubuo stabilus, sukasi tik tais krūtininė stuburo dalis. 1, iškvėpiam orą, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsikvėpėme. Sėdime ant pėdų. Kitas pratimas bus iš šios padėties. Rankinis pratimas. Sugniaužame kumščius ir atliekame rankų išsukimą į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną, į kitą. Pečius stengiamės nuleisti žemyn, temptis viršugalviu į viršų ir atliksime 10 pakartojimų. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atpalaiduojam rankas. Kelias sekundės atsikvėpėme ir kartojame antrą seriją. Rankos iš šonus, kumščius sugniaužiame ir išsukame. 1, pečiai žemyn, viršugalviu į viršų tempiamės. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Dabar nusileidžiam žemyn, petys atpalaiduotas, ranka atpalaiduota, va šitaip. Atpalaiduojam raumenukus, vieną ranką, kitą ranką atpalaiduojam. Pakartojam antrą kartą, su viena ranka, su kita. Ir dabar mes gulsimės ant pilvo. Dėsim kaktą ant kilimėlio ir ištempiam rankas į priekį. Nykščiai į viršų ir dabar kelsim rankas į viršų, leisim žemyn 10 kartų. Gerai, pabandom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šitas pratimas tikrai nėra lengvas, bet jis labai efektyvus. Pečių juostos raumenukams, viduriniai nugaros daliai. Atsikvėpiam ir pakartosim antrą seriją. Tik truputėlį keičiame rankų padėtį. Nebe tiesiai, bet šiek tiek iš šonus. Gerai, dedam kaktą ant kilimėlio ir kartojam. 1, žemyn. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, kuo aukščiau keliam. 9, 10. Super, atsikvėpiam. Trečia serija bus rankos šonuose, nykščiai į viršų. Atsikvėpiam, dedam kaktą ant kilimėlio ir kartojam. Trečia serija, 10 kartų. 1, 2, mentės susiglaudžia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsipalaiduojam. Padarysim dabar atpalaidavimo pratimą, tempimo pratimą viduriniai nugaros daliai. Taip, viena koja bus į šoną, kita ties keliu 90 laipsnių kampu, ties klubu ir keliu 90 kampas. Dedam vieną ranką prie ausies. Ir liekam dabar alkūnę, leisim žemyn ir atversim krūtinę, ištempsim krūtinės raumenis. Gerai, pakartojam 10 kartų ir iškvėpimas. 1, įkvėpiam. 2, 3. Ranka, ant kurios laikotės, įtempta. 4. Ta prasme, ji tiesi, nesilenkia. Tiesi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, kartojam su kita pusė. Taip, koja ištempta į šoną, ranka ties ausimis ir atveriam krūtinę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Super, atsikvėpiam. Paskutinį pratimą atliksime prie sienos. Dabar tikslas yra prisispausti, kad neliktų tarpelio. Keliai sulenkti, prisispaudžiame prie sienos, taip kad juosmuo būtų prispaustas, tarpelio nėra. Galva, kaklas prispaustas. Ir atliksime rankų kėlimą į viršų ir žemyn, bet tikslas rankas laikyti kuo arčiau sienos. Ir atliekam 10 kėlimų. 1, 2, kuo arčiau sienos rankos. 3, 4. Šis pratimas ir man yra tikras iššūkis, bet labai smagiai tempiasi nugara. 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku, pasiplokime sau. Mes tiesesni, gražesni ir labiau pasitikinti savimi.